Aš sutinku, kad vyriausybės atsakas yra netinkamas ir labai apgailestauju, kad ir šita vyriausybė susirgo ta liga, kuria sirgo ankstesnioji liberalų ir konservatorių. Nes jų pagrindinė taktika buvo, jeigu krizė atsiranda, tai jie dar pasunkinti. Aš kategoriškai nesutinku su nuomonė, kad jis sėkmingai sprendė tas krizės ankstesnė vyriausybė. The Economist duomenimis COVID krizę Lietuva sprendė blogiausiai pasaulyje, nes turėjome didžiausią pasaulyje perteklinį mirtingumą. Sutinku, kad krizę dalinai pagimdė Lukašenka. Bet tikrai ne jis vien. Prie to labai prisidėjo ankstesnė Lietuvos užsienio politika. Iki pat 2020 metų Lietuva stengiasi kartu su, kaip ir Jungtinės Amerikos valstijos, laviruoti. Stengtis, kad Lukašenka, jis nebus demokratinis vadovas, bet kad jis nepatektų į Rusijos glėbį. Tai po mūsų vyriausybės gudrių veiksmų Rusija padarė Baltarusiją savo vasalu. Dar to negana, uždraudė trąšų tranzitą. Ai, kaip gražu, diktatorių baudžiam, bet pažiūrėkim, kas pelnosi. Pelnosi tai kitos valstybės, per kur vyksta tranzitas. Lenkija, Latvija. Ir ne tik, pelnosi ir Rusija tiek iš tranzito, tiek iš to, kad didėja Uralkaliai apyvarta. Ji padidėjo po Belarus kali trąšų tranzito uždarimo beveik dvigubai kitais metais. Tai pasakysiu paprastą pavyzdį. Turite labai piktą kaimyną. Kaimynas mėto cigaretės pro langą. Skundžiamės policijai. Policija bejėgė. Panaši situacija čia, ne? Tai mes kokiu veiksmu įmame? Mes užkalame duris. Tai vienareikšmiškai reikia kalbėtis. Jeigu mes tą piktą kaimyną vadinsim bepročiu ir koliosim visai, tai nieko mes neišspręsim. Ir dar sykį sutinku, kad vyriausybės atsakas nėra geras, bet jokių būdų nesutinku su tuo, kad buvusioji pozicija sako, kad čia problemą sukūrė šita vyriausybė. Ne, jinai yra sisteminė, įsistenėjusi. Išgirdom, Rimai. Ją reikia spręsti iš esmės kartu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Poziciją turi.